Lietuvoje prasideda nauja ryšio era. Era, kuri atneša daugiau laisvės, daugiau greičio, daugiau erdvės. Naujos kartos era. Kasdien žmogus tobulėja ir kasdien vis kažką išranda, tik tai galbūt ne vienoje vietoje. Ir tokiu atveju vis kažką naujo, vis kažką įdomus. Ir galbūt viską, ką per visą tą laiką yra išradę, jie sudės į vieną. Galima, verslo reikalus tvarkyti. Dar galima, galima. Naujos kartos ryšys mums ir mūsų vaikams atveria langą į neregėtų potyrių erdvę. Erdvė, kurioje esame laisvi rodyti savo jausmus. Mylėti, rūpintis, apsaugoti, atlikti didelius darbus. Džiaugtis ir dalintis laimę su tais, kurie mums svarbus. 3G tai yra telefonas, su kuriuo galima beveik viską daryti. Žaisti žaidimus. Rašyti laiškus, klausytis melodijų, uždeda laidus, įkiša ir tada groja telefonas dainelės. Girdėtų tos skambėjimus, kaip jie skamba. Ir dabar galima. Aha. Tėvam paskambinti. Daug ką galima. Filmuot, fotografuot, Piešt. Fotkini ir iš tečio gaunasi filmukai. Galima ten žiūrėti per telefoną, televizorių, per internetą, ten galima žiūrėti, kai tau skambina ir nurodo, ką jis dabar veikia, ten kur esi. Patogu, nes pavyzdžiui buvo vieną kartą, kad parduotuvėje dėtis nežinojo, kur eiti, kad nupirkti kažką, tai patogu gali rodyti kelią ir sakyti, kur eiti. Tai atseit naujos kartos ryšys, kuris bus geresnis negu buvo anksčiau, kad bus galima stebėti žmonės iš bet kurio pasaulio kampelio. Kur yra prie kažkokio žymaus ten paminklo ir prie ko tai parodytų. Ten, pavyzdžiui, kad netoliese tas yra. Jeigu tu plauktum su laivu, tai tu paskambintum ir sakytum, ar nėra audros. Kai skambini, gali matyti kitą, pavyzdžiui, kai vienas ruošia valgyti, tai kitas gali grybauti ir matai. Klausykite, aš noriu matyti jūs per telefoną, o nežiūrėti, o neskambinti jai. Ateitis prasideda šiandien. Mūsų svajonėms nebėra ribų, nes jos visos tampa tikrovė. Šiandien tai įmanoma. Aš įsivaizduoju, kad po 100 metų dar bus išrasta tokia technologija, kurios mes dabar net neįsivaizduojam. Visi telefonai bus tokie su kompiuteriais. Gali būti, kad bus labai maži, o gali būti, kad bus labai dideli. Manom, sidabrinis mažiukas. Na. Reikėtų sugalvoti, kokia jos spalva. Turėtų būti dar juoda. Visos raidės atskirai, nereikia spaudinėti porą kartų. Kažkas man paskabins, tada aš atsiliepsiu ir sakysiu kažką jam, ko jis norės. Sužinoti slaptą informaciją galės. Ir gal galės dar kosmosą stebėti, kuri yra mano svajonė. Su kosminiais erdvėlaiviais visokiais susisiekti. Aš nežinau, ar tai įmanoma pasiekti, bet manyčiau, kad įmanoma labai daug pasiekti. Išsiskanuos, ar kaip pasakyti, teptukas toks nors galėsi tapyti ant telefono, galėsi jį pats nutapyti, galėsi jį į vandenį mėtytis. Formos, visa kita dar nėra taip svarbu, bet viduje tai aš manau, kad su jais bus labai daug ką galima daryti. Nežinau, žmonės kažką sugalvos pridėti prie telefonų. Mes visi, Omnitel, atlikome didelį darbą. Naujos kartos ryšys šiandien jau Lietuvos erdvėje.
Nesustokime, kurkime ateitį toliau, mums patiems ir mūsų vaikams. Kad sektųsi gerai dirbti ten. Kad visada dirbtum Telė ir kad labai gerai dirbtų ir kad gautų kuo daugiau pinigų, kad galėtų mums pirkti kuo daugiau saldainių ir žaislų. Kad greičiau nupirktų teleskopą. Arba geresnį telefoną. Bendramelį. Tėti, linkim, kad tu daugiau būtum su šeima. Iš tiesų, kad daugiau būtų namie, kad pailsėtų nuo to darbo, nes kartais jinai irgi pavargsta ir po to dar, kai grįžta namo, jeigu su broliu mes triukšmaujam, tai iš viso būna. Norėčiau, kad visi jos norai išsipildytų. Ir aš tikiuosi, kad mano tėtis laiką toks bus šitose pareigose, jeigu nedidesnėse. Ir tikiuosi. Ir linkiu. Ilgų metų gerų, linksmų kalėdų, linksmo gimtadienio. Ir viskas. Ateitis prasideda šiandien. Pasitikime ją kartu.